Sveiki! Visi žinome, kaip šiais laikais dirba ir atrodo vertėjas. Bet pažiūrėkime į šią profesiją kitu kampu. Pakeliaukime laiku ir pagalvokime, kaip keitėsi pasaulis. O kaipgi vertėjas? Taip pat keitėsi. Ar įsivaizduojate, kaip galėtų atrodyti vertėjas grįžęs atgal į akmens amžių, senovės istoriją, viduramžius, naujausius laikus ar nukeliavęs į ateitį, atsidūręs visai kitoje vietoje, kitame amžiuje ar kitoje situacijoje? Įdomu, tiesa? Kviečiame atvykti į konkursą Gestų kalbos vertėjas 2014, kuris vyks Vilniuje. Šių metų konkurso tema – Gestų kalbos vertėjas laiko mašinoje. Konkurse dalyvaus gestų kalbos vertėjai iš visos Lietuvos. Konkursą organizuoja Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija ir Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras. Kviečiame ateiti ir palaikyti jums patinkančią komandą. Atvažiuokite, bus tikrai įdomu. Lapkričio 14 dieną, 11:30, Vilniaus Įgulos karininkų ramovėje, adresu Pamėnkalnio gatvė 13, Vilnius. Laiko mašina, keliaukime kartu!